Taigi Išėjimo knyga 23 skyrius nuo 10 iki 15 eilutės. 6 metus sėsi savo žemę ir imsi jos derlių, bet 7 metais leisi jai pailsėti ir dirvonuoti. Tesimaitina iš jos jūsų beturčiai ir tėda laukiniai gyvuliai, kas nuo beturčių atliks. Tai pasielgsite ir su vynogynais, ir su alyvmedžių sodais. 6 dienas dirbsi savo darbus, bet 7 dieną turi ilsėtis. Idant tavo jautis bei asilas turėtų poilsio ir tavo vergas bei ateivis galėtų atsigauti. Įsimink visą, ką tau pasakiau. Kitų dievų vardo neminėk, tai nepasigirsta jis iš tavo lūpų. 3 kartus per metus švęsi man iškilmę. Švęsi neraugintos duonos šventę, kaip įsakiau, valgysi neraugintą duoną 7 dienas, Abibo mėnesį paskirtų metu, nes tada tu išėjai iš Egipto. Ne vienas nepasirodys mano akivaizdoje tuščiomis rankomis. Viešpats kalba apie 7 metus ir 7 metai. Šabas perkeliama Šabo mintis į žmonių gyvenimą ir kelios prasmės tų 7 metų mes matome. Viena yra rūpestis žeme, atsigavimas, taip, ir kad nenuselintų žemę. Taip pat iš kitų vietų mes skaitome, kad tai yra laikas atpirkimo, tie, kas vergovėje iš vergovės išlaisvinimo, žemės atgavimo, namų atgavimo, sugrįžimo, taigi toks malonės metas yra. Ir, kaip čia pabrėžta, yra rūpestis vargšais. Taigi ir Izraelio tautai duodama suprasti, kad tas Dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę ir kuris po savo darbų ilsėjosi, kad jis yra tas, kuris aprūpina Izraelio tautą. Dar tautai labai sunku tai suprasti, nes jie neturi savo žemių, dar tik tai keliaujantys yra, bet jau viešpats jos ruošia, kad jie tai atsimintų. Ir kad išmoktų, žiūrėdami į kūrinius, matyti, atpažinti ir savo kūrėją. Apie Šabą mes daugiau kalbėjome nuo 20 skyriaus, 8-11 eilutės, kaip Šabą švęsti. Bet čia Liuterio žodžiai yra labai geri, kad, sako, žmogus, aš truputėlį perfrazuoju citatą, žmogus sukurtas pažinti ir garbinti Dievą. Ir Šabas nustatytas, čia jau citata, Šabas nustatytas ne avims ar karvėms, bet žmonėms. Arba nustatytas, arba nurodytas žmonėms, kad juose Dievo pažinimas ugdytųsi ir augtų. Tačiau žmogus nors ir prarado tokį Dievo pažinimą, Dievas vis tiek norėjo, kad įsakymas dėl pasišventimo per Šabą išliktų. Jis norėjo, kad 7 dieną žmonės būtų užimti jo žodžiu ir kitokiais Dievo garbinimo būdais, kuris jis pats yra nustatęs. Kad mes pirmiausiai atsimintume, kad gamta buvo sukurta iš esmės tam, kad pažintų ir garbintų Dievą. Taigi Liuterio priminimas yra apie Šabą, kad apie poilsį, kad ne gyvuliams duotas, nors gyvuliai iš to irgi gauna naudą, gauna pasilsėjimą, kaip matoma, nurodyta nealinti, duoti atilsį visiems. Bet kad žmogus skirtų laiko poilsiui kūno ir sielos ir kad prisimintų savo kūrėją. Ir kur tik tai apie Šabą kalbame, tai yra tarytum ir gyvas priekaištas mums patiems, kai kuriems, kurie abejoja, reikia švęsti šventą dieną. Reikia eiti į bažnyčią, reikia skaityti šventąjį raštą. Ir kaip šiomis dienomis buvo viena citata, kaip pasidalino tikintieji tarpusavį, bet čia ne Vilniaus. Kad mes liuteronai, kaip gerai, kad mes liuteronai, mums nereikia eiti į bažnyčią. Tai toksai didelis reformacijos pasiekimas,
įsivaizduojamas, kad nereikia eiti į bažnyčią. Nereikia gal, kad kunigai tiek nešaukia, nebara, nors kai visai būna. Bet ar negrasina pragarais, kad nenueisi, bet pats šabą paniekindamas, šabas mūsų yra jau kita diena, pirmoji savaitės diena arba 8 diena, sekmadienis, bet ta pati šventa diena, kuri ir katekizme pasakyta, kad Dievo žodžiui skirta ir kad nepaniekintume Dievo žodžio, nepaniekintume skelbiamo Dievo žodžio, nepaniekintume parašyto Dievo žodžio, bet jį gerbtume ir jį išlaikytume ir dėtumės į širdį. Ir Dievas už tai apie šabą mes dar pamatysime keliose vietose toliau, truputėlį toliau, kaip šabas ir tie jubiliejai, ir jubiliejiniai metai, 7-ieji, ir 7 diena, kaip Dievui ji yra svarbi. Ir tai kontrastuoja su mūsų požiūriu apie šventą dieną. Kai kalbame apie 10 Dievo įsakymų, šventą dieną švęsk, atrodo pats nereikšmingiausias Dievo įsakymas. Dar neminėk Dievo vardo, šventą dieną švęsk, tokie kaip ir nesvarbus. Dievas pabrėžia savo tautą. Laikas, nes kas laikas yra jo ir pasaulis yra jo sukurtas. Ir dabar tauta, kurią jisai veda. Ir ta tauta irgi yra jo. Ir už tai tos, kad 6 dienas dirbsi, kaip 12 eilutėje, 6 dienas dirbsi savo darbus, 7 dieną turi ilsėtis, ir ant tavo jautis ir asilas turėtų poilsį, ir tavo vergas bei ateivis galėtų atsigauti. Ir Dievas rodo gailestingumą. Ir būtent su Izraelio tauta atėjo, per Izraelio tautą, iš Dievo atėjo mintis, kad įmanoma ilsėtis yra ir galima ir privaloma ilsėtis. Ir šventos dienos kaip po tokios ir atėjo su krikščionybė po to į Romos imperiją ir toliau išplito, nes tai nebuvo savaime suprantamas dalykas. Jis ir krikščionybėje nebuvo savaime suprantamas, ten, kur buvo baudžiava, kur buvo lažai, kur buvo kitkas, žmonės turėjo dirbti svetimiems, paskui kažkiek savo, alinantis gyvenimas iš didelio skurdo, bado, poreikio aprūpinti save, savo šeimą. Irgi ne visada galėjo švęsti žmonės šventą dieną, bet ne tik nedarbą šventą dieną, bet svarbiausia irgi, kad prisiminti Dievą. Tai yra ir poilsis kūnai turi būti, ir poilsis sielai. Ir čia svarbu, kad ne tik aš pats ilsiuosi, bet kad visi, kas yra mano namuose. Čia apie darbdavius yra klausimas. Ar galima versti žmogų dirbti šventą dieną taip? Ir ar galima prievartą naudoti priverčiant? Arba ar galima taip daryti, kad aš, turėdamas galimybę ilsėtis šventą dieną, aš parodau kažkam, kad tu eik mano darbus nedirbk. Aišku, yra ūkininkai, kurie turi apšerti gyvulius, taip. Yra tarnybų darbuotojai, gydytojai, gaisrininkai, policininkai, elektrinių darbuotojai ir vandentiekio darbuotojai ir dar kas, kurie dirba dieną naktį pamainomis. Bet čia jau ne apie tai, jie gali irgi tą atsiminti, kad tai yra šventa diena ir Dievo žodį atsivers. Bet čia yra, kai yra variantas nedirbti, kai aš pats galiu pasirinkti nedirbti ir kažką dirbu vis, kai šalia manęs esantis jis galėtų nedirbti ir aš priverčiu jį dirbti. Tai va toks klausimas yra apie šabo šventimą ir mums. Ir būtent dėl ko dar verta šabą prisiminti, dėl to, kad tai daugiau, jau kaip ir minėjau, tik tai Izraelyje tokia šventė ir tokia diena. Ir va būtent mano minėta mintis, kad šabas yra daug daugiau negu vien toksai šiaip reikalavimas. Mes skaitome, kaip Dievas nubaudė Izraelį ir būtent dėl to viena iš priežasčių, labai griežtų priežasčių, pagal tai, kiek atmatuota buvo metų tremties, būtent pagal tai, kiek jie nešventė šabo.
Kunigų 26 skyrius, 32-35 eilutė. Kraštą taip nusiaupsiu, kad jūsų priešai atėję kurtis, matydami jį bus apstulbinti. Išblaškysiu jūs po tautas ir išsitrauksiu prieš jūs kalaviją. Jūsų kraštas bus nuniokotas, o jūsų miestai pavirs griuvėsiais. Kraštas, gulėdamas nuniokotas ir jums esant priešų šalyje, atgaus Šabo poilsį. Tada žemė pailsės ir džiaugsis savo šabais. Per visą laiką, kol jis gulės nuniokotas, kraštas švęs poilsį, kurio nešventė per jūsų šabų metus, kai jūs jame gyvenote. Taigi nedavėte kraštui poilsio, jūs esate tie, kurie žemė be jūsų, tai čia kaip Dievas rūstus yra. Ten, kai jūsų nebus, žemė nuo jūsų pailsės ir jūs nedavėte jai poilsio. Ir antroji metraščių knyga, 36 skyrius nuo 20 iki 21 eilutės. Išlikusius nuo kalavijo jis išvarė į tremtį Babilone. Ten jie tapo jo ir jo sūnų vergais, kol neįsigalėjo Persų karalystė, kad įvyktų per Jeremiją ištartas Viešpaties žodis, kol atsilygins už savo nešvestus šabus, 70 metų kraštas laikysis Šabo nuniokuotame krašte. Vėl matome, būtent kiek tauta atsisakė švęsti Šabą, kiek tauta atsisakė paklusti pagal tai ir skirta bausmė. Todėl, kai mes skaitome atmink šventą dieną švęsti, tai yra rimtas įsakymas. Tai nėra kažkokia rekomendacija. Aišku, man labai sunku ir kalbėti jums, kadangi jūs visi einate į bažnyčią. Ir čia dažniausiai tie, kurie neina, tie ir taip neišgirs. Nebent kas nors YouTube įrašą atsisuks, bet ir tai nekreips dėmesio. Nes jūs ir taip švenčiate, bet kiek yra krikščionių, kurie nešvenčia, kaip ir Šabas ne visam pasauliui buvo tuo metu duotas, taip, tai buvo Izraeliui duotas ir išrinktoji tauta nešventė. Ir čia būtent ir mes krikščionys, tie, kurie turime pasikliauti Dievu, tie, kurie turime į Dievo rankas viską atiduoti, mes jį tarytum atstumėm. Bet dar prie šito grįšime, kai... gal ir dabar ir galime apie tai turbūt. Nes... Šabo poilsis, kodėl dar svarbu, yra susijęs su pasitikėjimu Dievu. Ir čia yra paradoksas ir priešingybė godumui. Šabo poilsis yra visiškai priešingas godumui. Ir už tai daug konfliktų su Šabu ir kyla. Kadangi godulystė, tokia bendra mums visiems būdinga forma, paskui jau ten detalės gali ir šiek tiek keistis, bet intencija panaši, kad mums yra svarbu pasirūpinti viskuo, kas reikalinga mūsų ir mūsų artimų išgyvenimui. O dažniau dar, kas mums reikia, ko mes norime sukaupti. Ir kada kaupimas jau darosi pagrindiniu gyvenimo tikslu, tai žmogus ir negali pailsėti pats, kadangi jo mintys ir darbai ir visos intencijos yra dar. Ar reikia ar nereikia, bet dar. Ir tada atsiranda taip, kad atrodo turėsiu daugiau turto, atsiras ramybė. Ramybė pranyksta, nes ramybę gali dovanoti tik tai Viešpats. Jėzus tarė ramybė jums. Niekas kitas, prisimenam turtingą žmogų, kuris į klojimus prisipildė. Jisai sakė, dabar mano siela jau džiaugis. Jisai savo ramybės pasilinkėjo ir sako, dabar tu turėsi jau mirti.
tavęs gyvybės bus dar šiąnakt pareikalauta. Bet Viešpats sako, ramybė jums. Ir čia ir atrodo, kad patenkinę tam tikrus kūniškus įgeidžius, o tai dažniausiai mūsų proto arba kultūros, arba būna psichologinis momentas, kas nors, kas užaugę nepritekliuje arba matė šeimoje, ten senelius, tėvus, kurie vis nepatenkinti ar visą ten apkalba, ten giminės ar kažkam pavydi. Nebūtinai visada tas bus, bet žmogus kartais ir nepagalvoja, gali tokia programa tiesiog būti, kad man vis reikia, man vis trūksta, man bus negana. Dingsta ramybė, bet kartu nepasilsi ir kūnas. Ir atrodo kad iš to pasaulio dabar sugriepsiu viską, ką galiu, prarandama dvasinė ramybė ir dažnai prarandama kūno sveikata. Šabo šventimas arba šventos dienos šventimas, kaip mes, mūsų pirmos dienos šventimas, skirimas poilsiui ir Dievo žodžiui, jis leidžia mums prisiminti mūsų maldą, Tėve mūsų, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir Kristaus pažadą, nesirūpinkite rytojumi, rytojus pasirūpins savimi, iš Evangelijos pagal Matą, nes kiekvienai dienai pakanka jos vardo. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums, arba visa tai bus jums pridėta, kur Jėzus kalba apie valgį ir rūbą. Taigi, šabas yra pasitikėjimas Dievu ir mes, arba šventoji diena, ir to Dievas ir nori iš Izraelio, kad žydai pasitikėtų. Ir jie dabar keliaudami dykumoje, turi puikiausią pavyzdį, kaip jie yra girdomi ir maitinami visiškai patys to neužsidirbę. Kaip ir išėjo iš Egipto, jie su auksu ir sidabru nešini, egiptiečiai atidavė viską, kad tik tai jie nešdintųsi. Ir vergai tapo turtingi. Viešpats jos aprūpina dykumoje ir tai buvo ženklas tas aprūpinimas, kad aš esu Dievas, aš esu su jumis, aš esu tarp jūsų. Tai už tai ir mums tas yra labai svarbu, kad mes atsimintume, jog kūrėjas yra Viešpats ir tas, kuris mus išlaiko, Viešpats yra, o ne mes patys. Nuo 14 iki 17 eilutės mes vieną šventę jau paminėjome, aš dar tada ir kitas paskaitysiu. 16-17. Švęsi pjūties šventę, pirmieną savo triūso ir lauko pasėlių, švęsi derliaus nuėmimo šventę, metų pabaigoje, kai būsi surinkęs iš laukų savo triūso vaisius. 3 kartus per metus visi tavo vyriškiai pasirodys Viešpaties Dievo akivaizdoje. Prie švenčių turbūt dabar daug ir negrįšime, nes esame jau apie jas kalbėję. Tik gal 17 eilutė. Ten detalės bendrai tų švenčių kunigų knygoje, tai derliaus nuėmimo šventė, bet štai 17 eilutė apie 3 kartus per metus visi tavo vyriškiai pasirodys Viešpaties Dievo akivaizdoje. Mes matome, kaip tai buvo pradžia piligriminių kelionių į Jeruzalės šventyklą. Ir tokioj kelionėje dalyvavo ir Jėzus, jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų, kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročiai jie nuvyko į Jeruzalę. Bet skaitome jau ir Senajame testamente, 1 Samuelio knyga, 1 skyrius, kad eina ir moterys, ir vaikai, kaip ir Jėzaus atveju, eina ištisos šeimos. Taigi toks kartu ne tik šeimos galva eina, bet eina visa šeima, visi namai. Tai šventė visos Izraelio tautos. 18 eilutė. Net našausi mano aukų kraujo surauginta duona, nei paliksi mano iškilmės aukų taukus lygi ryto. Nuostatos yra skirtos tam, kad Izraelis išsiskirtų iš kitų tautų ir kad niekas nebūtų daroma
atmestinai, kad viskas būtų daroma tinkamu laiku. Ir būtent, kodėl raugas ir kraujas čia yra, neaukosi mano surauginta duona. Kraujo surauginta duona. Raugas buvo laikomas nuodėmės ir sugedimo simboliu. O kraujas tai yra tas, kas atperka ir kas nuvalo. Ir dar, kur Dievas sako, nevalgysi kraujo, nieko kas su krauju taip yra. Taigi kraujas yra gyvastis, Dievui priklausantis dalykas. Raugas simbolizuoja ne tai, kas Dievui priklauso, bet simbolizuoja mūsų sugedimą. Ir už tai tas kraujo ir raugo buvimas kartu, jisai netinka. Ir Dievas dėl to perspėja. Žinoma, nėra nustatyta griežtai ir įvairios bažnyčios turi įvairias tradicijas, bet vakarų bažnyčiose mes turime Romos katalikų, liuteronų, komunijai vėl mes neraugintą duoną, taip yra. Aišku, tam yra daugiau priežasčių, bet viena iš tų yra taip pat. Sutaikinimas, kuris yra, kai yra aukojama, sutaikinimo auka yra užbaigtas darbas. Taigi viskas, kas yra aukojama, dėl ko sako, iki ryto nepaliksi, taip, riebalų nepaliksi, viskas turi užbaigta viešpačiai būti paaukota. Viskas turi būti atiduota Dievui, kai aukojama, atiduoda dabar, o ne vėlesniam laikui. Ir kaip ir mes, kai kažką darome, mūsų malda turi būti meldžiamasi dabar. Taip. Dievo žodis skaitomas dabar. Ir niekas, tie dvasiniai dalykai, ką mes ir mėgstame daryti, ne visada ir ne visi, bet vis dėlto tokiai daugelį krikščionių per visus amžius būna, kad dvasinį dalyką kažkurį mes esame linkę atidėti ir dvasiniams reikalams paskirti laiką šiek tiek vėliau. Nes kai būsime labiau pailsėję, labiau susikaupę, niekas neblaškys dėmesio, netaip miegas ims ir kamgi melstis vakare, jeigu galima melstis ryte, o jeigu ryte neturiu laiko, kamgi tai gal aš dieną kažkada pasimelsiu, ne? Tai čia tokių daug yra. Šiandien pasninkas nepavyko, nors buvau suplanavęs, bet gal ir poryt nusistatysiu, poryt tikrai pavyks. Norėjau švento rašto knygą kažkurią paskaityti per šį mėnesį, paskaitysiu per kitą. Tai aišku, mes neturime bijoti Dievo ir drebėti dėl kažkokių dalykų, kurių mes patys sugalvojame ir neišpildome dvasinių praktikų kokiu nors, bet turėti minty, kad dvasinius dalykų, taip kaip mes mūsų praktinių dalykų mes nenorime palikti rytoj, arba kai dažnai ir negalime, taip, kas susiję su mūsų darbu yra. Su mūsų darbais, su mūsų pareigomis, taip yra daug ką mes turim padaryti, ar su namų pareigomis, su profesinė veikla, su pašaukimu, reikia padaryti daug ką, nori ar nenori dabar. Taip. Arba iki tam tikro laiko, kaip studentai, bent tą vieną paskutinę naktis ir tu žinai, kad po to, kad jeigu reikia rašto darbą pateikti rytoj 8 valandą, tu žinai, kad reikia rytoj 8 valandą. Ir nesvarbu, ar tu ką tu apie tai galvoji, nori, nenori, ne, bet yra toksai, ir kad jau po to jis gali nebeturėti jokios prasmės, nelygu kokia tvarka universitete ar kokia kolegijai. O taip yra su dvasiniu mūsų gyvenimu, kad Dievas turi būti irgi ne rytojui, ne po rytojui, bet dabar. Ir jeigu malda turi būti dabar, gyvenimas dabar. Bet žinoma, nepriimkime tai kaip įstatymo ar kaip nurodymo, kad paskui kažko nepadarė, kad mes nesijaustume prislėgti ir galvotume, dabar Dievas jau man nedovanos ir jau per tai pragarai bus. Čia mums tai Dievas nėra taip, Dievas ir tėvu vadinasi, ir gailestingumą turi, kai mes esam pavargę, kai fiziškai pavargę, ar kai kiti darbai neplanuoti kažkas užpuola, irgi tame, bet kada turime galimybę Dievui skirtą laiką savo gyvenime, tą, ką turime skirti dabar ir
niekas iš tiesų mūsų netitolina, kaip tik tai mes patys. Tai irgi geras priminimas čia yra apie aukos nepalikti, riebalų nepalikti iki ryto. Apie pirmuosius vaisius, apie tai, kas geriausia, mes jau esame kalbėję. Ir tas svarbu yra, kur 19 eilutę dar paskaitysiu. Į viešpatie savo Dievo namus atnešė rinktinių savo žemės pirmienų. Taigi Dievui priklauso viskas, kas geriausia, kas pirma duota. Tai, tą jau esam kalbėję. Nevirsi ožiuko jo motinos piene. Mes daug apie tai nežinome, bet yra rabinų tekstai, žymiai vėlesni yra likę sukurti, kurie sako, galbūt buvo žodinė tradicija, kad sako, štai buvo toksai ritualas pas pagonis, pas išmaelitus. Ritualas, kai kurie sako, kad ritualas atrodė taip ir jis buvo susietas su vaisingumo kultu, vaisingumo derliaus kultu, kad ožiukas būdavo išverdamas motinos piene ir to pieno būdavo šlakstomi laukai, namai ir kas reikalinga, tokiu būdu tarytum pašventinama. Sako, kad yra ir kananiečių tekstai, kurie kalba apie tokius magiškus užkalbėjimus, bet aš labai tikslių nesu radęs ir specialiai tiek daug neieškojau, gal kažkur ir rasite, bet sakoma, kad yra toksai paprotys. Ir tie, kas aiškina, sako, kad taip yra. Žinoma, du dalykai yra. Vienas ritualinis, Dievas draudžia kopijuoti kitų tautų papročius, kad Izraelio tauta nebūtų panaši į kitas tautas, į pagonių tautas. Kita dalis, mes matome ir, nors kai kurie teologai nesutinka, bet vis dėlto reikia iš kūrimo perspektyvos. Mes matome ir tokiame rituale pagoniškų tautų ir pasityčiojimą iš pačios Dievo tvarkos. Ožiukas yra nauja gyvybė. Taip. Pienas yra skirtas jam užauginti, jam gyvybę suteikti. Tada jis nužudomas ir pačios motinos piene, iš motinos, kuri atiduoda iš savęs viską, kad jo palikuonis užaugtų, jis yra sunaikinamas ir paverčiama visą tai nieku. Ir Dievas parodo, kad ne tik pagonių tautas mes negalime pamėgdžioti, pagonių tautų mes negalime pamėgdžioti, bet turime su rūpesčiu tokiu ir pagarba žiūrėti jo kūrinyje ir nesityčioti iš kūrėjo. Ritualinėme gyvenime žydų tautoje tai turėjo labai svarbu pėdsaką palikęs šitas įsakymas ir iki šiol, kas laikosi košerinio maisto, taigi to paties maisto metu nevalgo pieno ir mėsos, kai kada ir iš tų pačių lėkščių nevalgo ir panašiai, yra tam tikri reikalavimai, tam tikri nurodymai su įvairiais niuansais. Tai nėra, bet jau į šitą mes nesigilinsime. Ir galime paskaityti toliau. Ir paskaitykime 20 ir 21 eilutę. Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs, saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balsą. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Įdomus labai tekstas. Ir čia ir angelas, ir teologai, tarp jų kai kuriuose panašiose vietose, ten daugiau, kur apsireiškia angelas Mozei, bet ir čia galime įžvelgti, kad tas angelas turi visas ir dieviškas savybės, dievišką vardą ir dievišką galią, ir būtent jis neatleis. Taip nelabai ryškiai, bet jau išryškėja
antrasis trejybės asmuo, kuris paskui įsikūnija, tai mūsų viešpats Jėzus Kristus, už to angelo. Nes kai jis pagydė paralyžiuotą žmogų, kurį draugai nuleido, nešė ant neštuvų, negalėjo per minią patekti ir nuleido ant virvių. Ir tada Jėzaus įvyko pokalbis su fariziejais. Sako, kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint gali atleisti nuodėmes, aš tau sakau, imk savo neštuvus ir eik. Nes pradžioje Jėzus pasakė, tau atleistos tavo nuodėmės, visi pasipiktino, kas jisai toksai, kad gali nuodėmės atleisti, nes nuodėmės gali atleisti tik tai Dievas. Ir čia skaitome apie angelą, kuris turi dieviškas savybės. Būk jam atidus ir klausyk jo, nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Mano vardą, neatleis nusikaltimo. Ir 22 eilutė. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visą, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų. Visais atvejais mes matome Dievo rūpestį, kuris siunčia pagalbą ir ta pagalba eina ne iš paskos, kaip mes dažnai įsivaizduojame. Ir kaip kai kada Izraelio tauta įsivaizduodavo, kad Dievas apleido, Dievas yra kažkur nutolęs ir paskui, kada mes jau labai prašome, labai meldžiamės, tada Dievas atskuba į pagalbą. Iš tiesų Dievas parodo, sako, aš eisiu pirma tavęs. Dievas yra, kuris eina pirma, paskui mes tik tai. Ir kokie sunkumai be užkluptų, tas Dievo buvimas greta savo žmonių, Dievo buvimas su tais, kurie patenka į suspaudimą, Dievo buvimas su tais, kurie ypatingai vykdo jo valią, kurie stoja į kūnišką kovą, kurie stoja į dvasinę kovą, dar tokių kovų Izraeliui dar daug bus, kad Dievas sako, aš einu, mano angelas eina pirma. Ir mes meldžiamės, tavo šventasis angelas tiesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Daktaro Martyno Liuterio ryto ir vakaro maldoje tie žodžiai yra. Kad tavo šventasis angelas, taigi Dievo angelas, jis nebėga tik, kai mes sušunkame. Dievo angelas mus apsaugo, Dievas savo angelais apsaugo mus, mums dar daug nežinant, kur ir kada. Ir nesuvokiant, ir turbūt visą tą angelų darbą mes suvoksime, jeigu Dievo valia ir malonė bus mus priimti į savo amžinasias padangtes, tai turbūt suprasime ir pamatysime, kai jau regėsime akimis, o ne širdimi. O galbūt ir turėsime galimybę šiek tiek ir pabendrauti ir paklausti, kaip jums, gerbėmieji angelai, mano gyvenimas atrodė iš jūsų perspektyvos. Ir tada sužinosime daugiau, kaip galbūt aš čia, aišku, čia truputėlį toks fantazija, bet kodėlgi ne, gal ir bus taip, gal ir pasakys mums, kad koksai angelas sargas, kiek aš su tavim vargo turėjau, ir ten buvai, ir ten to atrodo, kad tu čia kažką tvarkiais, darėjais, rūpinais, o aš čia nuo to saugoti turėjau, kad to išvengtum ir kad kažkas ten į kitą kelią pasuktum, kur buvai pasukęs tave. Labai daug laiko, aišku, angelam laikas neegzistuoja, jie vykdo su džiaugsmu Dievo valią, bet sąlyginai labai daug laiko praleidau, kol tave čia vedžiojo kelis dešimtmečius po tą pasaulį. Tai gali būti ir taip, tai mes tik tada ir pamatysime pilnai, bet Dievas ir nenori mums labai daug ir pasakyti. Štai angelai apsireiškia kaip tarnai, bet kodėl čia vėl antras trejybės asmuo, jis atėjo, sako, žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir gyvybės už visus atiduoti. Ir toks neryškiai dykumoje, bet jau randasi. Bet pats toksai principas, kad Dievas labai mažai vardų angelų duoda, taip. Mes kelis tik tai vardų žinome, visi kiti yra
apokrifiniai arba išgalvoti, taip, ko geriausiai nevartoti. Mes žinome blogojo angelo vardą vieną, taip, šviesos nešėją puolusi iš dangaus. Ir kelis kitus vardus - Mykolo, Gabrielio, arkangelus. Bet daugiau Dievas mums neduoda. Kodėl? Todėl, kad mūsų žvilgsnis nekryptų į juos. Ir mes neimtume pernelyg pasitikėti kūriniais, užmirždami kūrėją, arba negalvotume, kad yra jėgos, Dievas kažkur toli, bet kažkas yra arčiau, tai aš su tuo dabar reikalus tvarkysiu, kaip ir tokiam žemiškam gyvenime, mums visada paprasčiau yra su kažkuo žemesniu derinti, negu pas kokį nors valdovą arba vadovą kažkur kreiptis. Nei pasieksi, nei ateisi, pabandykim dabar kur nors, kur šiluma, kur elektra, trumpieji numeriai, dabar įsivaizduot pas kokį generalinį direktorių. Tai žinoma, kad ne, mes jau norėtume, kad bent vadybininką kur nors kokį pažinoti, ir tai neįmanoma dabar, nes mums atsiliepia ir kažką sako, kur ne viską eina suprasti, arba ką mes sakome nesupranta, o jau kažkas ten, kas už viską atsakingas, kažkur aukštai toli ir nepasiekiami yra. Tai Dievas to nenori. Dievas nori, sako, aš esu. Ir visi kiti dangaus karalijos, dangaus galybės, valdžios, tos, kurios yra nenupuolusios, jos yra skirtos tarnauti Dievui, o ir tarnauti mums pagal Dievo valią. Ir tą daro nemurmėdami angelai, kaip mes žinome, tą daro su džiaugsmu, kadangi jie garbina Dievą ir pasikliauja jo valia. 23 ir 24 eilutė. Kai mano angelas, eidamas pirma tavęs, atves tave pas Amoritus, Hetitus, Perizus, Kananiečius, Hivus bei Jebusiečius, ir aš juos išnaikinsiu, nesilenksiu jų dievams, negarbinsiu jų ir nemėgdžiosiu jų apeigų, bet nuversiu juos ir sutrupinsiu jų stulpus. Kas tai yra stulpai? Stulpai tai įvairios apeiginės ritualinės konstrukcijos, ten, kur yra aukurai, kur yra aukojama. Jie turi ir savo pavadinimus, ir ne tik tai blogieji žmonės juos statė, kažką panašaus statė, ir mes skaitome, kaip Jokūbas pastato irgi vietą. Bet kas svarbu, kad niekas neturi turėti vietos tarp Dievo išrinktųjų žmonių. Joks dievaitis, joks kultas, niekas. Tas turi būti, tik tai turi būti tarp žmonių, ką Dievas yra nustatęs. Ir atrodo, kad žiauru, kaip Dievas dabar ateina išnaikinti. Kodėl ateina išnaikinti? Taigi yra tautelės ir mes esam tokio 19-20 amžiaus romantizmo tokioje dvasioje. Mums skiepijama buvo, kad yra tautos ir pagonys, tai čia garbina saulę, ten vaidilutės, ten viskas dar kažkas, viskas yra šviesu, gražu. Buvo viskas labai tamsu ir labai baisu. Ir tų tautų naikinimas ir buvo, kiek skaitome, jie aukojo savo vaikus. Jie pamynė ir pačius daugelį, kas ne šiaip Dievo įstatymų, kas būtų pasakyta, Dievo įsakymais, kas būtų pasakyta, bet tos tautos paminė ir tai bendrai, kas yra bendrai žmonėms svarbu. Ir tie ypatingai, kas aukoja savo kūdikius, kas aukoja žmonės, ir Dievas jau sakė, šitų bjaurybių, nes daugelį vietų kitų yra, kad jie negali likti. Ir 25 eilutė. Garbinsite viešpatį savo Dievą, aš laiminsiu tavo duoną ir tavo vandenį, atitrauksiu nuo tavęs ligas.
Ką reiškia tavo duona ir tavo vandenį, reiškia, kad tavo duona ir vanduo yra kasdieniai žmogaus poreikiai. Ir Dievas savo artybę, jis paliudyja, kad yra šalia per tai, bet kartu jis pasako, aš rūpinsiuos tavimi. Duona vanduo tai reiškia tai, tas kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, viskas, kas reikalinga mūsų gyvenimui. Aš būsiu ir dar atitrauksiu ligas. Ir psalmėje skaitome, tarp jų nebuvo nei vieno silpnuolio. Taip. Dievo buvimas greta toks maloningas, jis dovanoja savo žmonėms visą tai, kas reikalinga kūno sveikatai. Toksai įrodymas, pastiprinimas, kad žmonės juo pasitikėtų. Ir žinome, kad tas pasitikėjimas netruko kažin kiek ilgai ir buvo paskui žmonės puolė į pačius įvairiausius nuopolius ir atpuolė nuo Dievo. Tavo žemėje 26 eilutė. Tavo žemėje nei viena moteris nekentės persileidimo, nei nevaisingumo. Duosiu tau džiaugtis per visą gyvenimą. 27. Pasiūsiu savo baimę pirma tavęs, sugluminsiu visas tautas, su kuriomis susidursi, ir priversiu tavo priešus nuo tavęs bėgti. Pasiūsiu širšes pirma tavęs hiviams, kananiečiams ir hetitams išvaryti. Neišvarysiu jų tau iš akių per 1 metus, kad kraštas netaptų dykynę ir neprivistų tau žalingų laukinių žvėrių. Pamažu jos varysiu tau iš akių, kuliai tu pagausėsi ir paveldėsi kraštą. Pakartoto įstatymo knygoje pačioje pradžioje matome, kaip Dievas jau įkvėpė Izraelį ir kaip iš tiesų tokia pirmasis Izraelio įžengimas tautos į pažadėtąją žemę labai efektingas buvo, bet po to visa tai vyko jau šiek tiek lėtai, sulėtintai, bet Dievas ir pasako prasme. Jūsų yra per mažai, kad jūs įsisavintumėte kraštą. Už tai, kai jūs įsisavinsite, po truputėlį aš tautas nuo jūsų išvarysiu. Ir kitas dalykas, ne tik įsisavinimas kiekio ir fizinis, bet taip pat visame kame yra ir dvasinės gyvenimas, naujose sąlygose ir visuomeninis. Tai nėra taip, kad ateiname štai čia žemelė ir ją dirbsime ir visi gražiai gyvensime. Dar reikia išmokti sėslų gyvenimą po truputėlį gyventi. Nes Izraelitai ateina iš vergovės ir jie yra klajokliai, bus klajokliai įžengę į pažadėtąją žemę. Ir tie, kurie ateis, kurie įžengs, jie bus gimę dykumoje. Taip. Nes tie, kurie gimė Egipte, niekas neįžengs. Mozė tik tai galės iš toli pažiūrėti, taip, ne iš toli, bet prie pažadėto žemės slenksčio. Taigi tie, kurie įžengs tos kartos jau į pažadėtą žemę, joms bus pirmoji patirtis neklajoklinio gyvenimo. Ir 31 eilutė nustatysiu tavo sienas nuo Nendrynų jūros iki Filistino jūros ir nuo dykumos iki upės. Na, čia jau skamba tos sienos paskutiniais metais, angliški eilėraštukai nuo jūros iki upės ir panašiai. Į rankas tau perduosiu krašto gyventojus, o tu juos išvarysi iš akių. 32 eilutė, nedarysiu su jais ar jų dievais jokios sandoros. Čia vienas tokių esmingų momentų, negali būti tarp to, kas šventa ir kas nešventa, negali būti nieko. Dievas sako sandoros. Tai. Nes čia dabar Dievas daro sandorą su savo tauta ir kaip jis anksčiau sakė, neminėsiu jų vardų net. Ir tai yra tokia sandora, kaip paskui mes matome kaip Jėzus ir bažnyčia, taip, kaip jaunikis ir nuotaka. Ir čia Dievas, jis sako, aš esu pavydus Dievas, taigi Dievas, kuris nori turėti tautą savo nuosavybę ir nori mylėti tautą, bet ir kad tauta jį mylėtų. Ir niekas tarp tos meilės negali niekuomet įsiterpti. Ir jis nenori, kad Izraelio tauta būtų širdimi pasidalinusi.
tarp Dievo, vienintelio Dievo ir tarp pagonių tautų dievų. Pakartoto įstatymo knygoje ta minėta vieta yra 9 skyrius 3 eilutė. Tad žinok šiandien, kad Viešpats tavo Dievas praeina pirma tavęs kaip naikinanti ugnis, jis juos nugalės. Jis paklupdys juos tavo akivaizdoje, ten galėtume juos paveldėti ir greitai sunaikinti, kaip Viešpats tau yra pažadėjęs. Ir čia nesusijęs su gailestingumu, čia vėl su tokiu tyrumu. Žinome, kad Izraelis to nepadarė. Dar patys izraelitai to nežinojo, kad jie to neįvykdys. Mes jau skaitydami šventą raštą mums labiau pasisekė, mes, kai skaitome tas vietas, mes žinome, kad to nepadarys. Ir paskui Dievas ir pliekia juos ir bara juos dėl to, kad jie paniekino sandorą ir jie susidėjo santokomis, vestuvėmis su pagonių tautomis ir ėmė garbinti pagonių dievus. Ir tokia vyksta drama didžiulė Izraelio gyvenime. Iš vienos pusės tauta turi pažadus, iš kitos pusės jie patiria, kokios pasiekmes yra neklausimo, maišto prieš Dievą ir pasiekmes nuodėmės, kai iš pradžių didelė dalis tautos išnaikinama, paskui Izraelis ir Judėja, paskui Izraelio jau nebėra Judėja, paskui iš vis nieko nėra. Na ir paskui jau kūrėsi bažnyčia, visiškai nauja Dievo tauta. Žinoma, teritorijų, bet ta tauta, ji duoda mums esminę dovaną ir per ją turime mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Ta tauta nėra išnaikinama, yra baudžiama įvairiai ir jie patys, Izraelis apmąsto, kodėl, kada, už ką. Ir Biblija yra šventosios dvasios įkvėpta ir parodo, už ką Dievas nubaudė. Tada, už ką tada, bet Dievas visur su bausme duoda ir pažadą, parodo ir savo gailestingumą. Bet mums svarbu, kad štai, kad ir Dievo rūstybė kokia didelė, bet kartu kokia Dievo malonė, kad iš tų visų kelių, klystkelių, iš sunkių patirčių, bet štai yra tas tautos likutis, iš kurio gimsta išganytojas. Ir Dievo pažadas duotas Abraomui jau išsipildo po daugelio metų mumyse. Ir tauta, kaip mergelė Marija, Izraelio tautos dukra, per ją Dievas tampa žmogumi ir jau užgimsta mums visiems, kad mes jau būtume jo nauja tauta, nauja karalystė. Ir tuo parodo Dievas ir pavyzdį visoje toje istorijoje, kad ne žmonių ar žmogaus suklupimas nulėmė viską, bet lemia viską ir galutinį žodį taria Dievo gailestingumas, Dievo meilė. Ir Dievo gailestingumas jisai visuomet yra, jis yra nuolatinis ir nuolat gydantis, laukiantis, globojantis, vedantis. Ir ne veltui ir sakoma, štai dabar malonės metas, štai dabar išganimo diena. Taigi tas laikas, kada laikas sustoti, vis atsiversti, prisiminti Viešpatį, apgalvoti savo gyvenimą. Ir Viešpats jis yra maloningas ir už tai mes džiaugiamės. Ir mūsų ir liturginis gyvenimas, ir Dievo žodis, ir maldos mūsų. Visa, ką turime, tai remiasi į Dievo gailestingumą. Ir žinom, ir daugeliu žmonių tai yra didžiulė paguoda. Tie, kurie ieško Dievo veido, iš nuopolių, iš suklupimų, iš tamsos, kad visada yra laukiantis Dievas. Ir paguoda yra tiems, kurie už puolusius meldžiasi, už artimuosius, kurie maldoje, už netikinčius meldžiasi. Kai kada tai labai sunku yra ir reikalauja didelės kantrybės ir daug vilties, kaip iš pavyzdys Augustino mama Monika, taip 17 metų už Augustiną meldėsi ir už brolį ir visur kartu keliavo. Tai ir surado ir sulaukė, kol ir pats Augustinas paskui stebisi ir pats žiūri į mamą,
kokia jos kantrybė buvo. Ir čia mums irgi yra tokia ir išbandymas kartu, ir pastiprinimas, kad viešpats yra laukiantis ir kad mes irgi ir patys ieškoti veido turime, niekuomet nenustoti. Ir netgi jeigu nusiminsime, turime keltis, bet kartu turime per daug nenusiminti ir dėl mūsų artimųjų žmonių. Liūdėti, kai liūdna, bet nenustoti melstis, nes viešpats yra gailestingas. Ir 33 eilutė dar, taip. Tavo kraštėje neliks gyventi, kad nepaskatintų tavęs man nusidėti, nes jei jų dievus imtum garbinti, tai tau tikrai būtų spąstai. Šią eilutę jau esame skaitę anksčiau šiek tiek, bet ir čia, kad tos tautų naikinimas yra ne tiek žiaurumas, kiek išsaugojimas Izraelio tautos. Ir kartu priminimas ir mums, kad mes į spąstus nepatektume svetimų dievų. Taip. Tai kol gyvename, tas pavojus yra, bet viešpats maloningas mus ir perspėja.